ūkyje dirbu nuo vaikystės, galima sakyti. Už agronominę dalį esu atsakingas 7 metai jau. Per tos 7 metus teko matyti visko. Gal šiemet metai kaip iš po žiemos laukai atrodo pranašauja, kad viskas turėtų būti neblogai. Bet žinoma, viščiukų skaičiuosim, kaip sakoma, rudenį. Į šios metus, į šį pavasarį, kas per tos 7 metus buvo, kokie metai panašiausi, tai mano galva ir palei mano užrašus tai yra 2020 metai, kai žiema augalam buvo tikrai palanki. Pavasaris ankstyvas, kaip ir dabar, šaltas, bet ankstyvas. Drėgmės deficitas taip pat buvo įžvelgtas. Šiais metais, kiek tenka kalbėti su kolegom ūkininkais, tą irgi pastebim, kad drėgmės jau dabar yra mažokai, bent jau vidurio Lietuvoje. Kas dar būtų, jeigu taip pasilyginu su 2020 metais, tai turbūt buvo tie metai įspūdingi. Vien todėl, kad buvo rekordinis Lietuvoje derlius. Ir kitas reikalas gal buvo netoks ir labai malonus, bet kuris kaip po to išaiškėjo mums padėjo. Tai buvom visi nustebę, kaip gegužės 13 dieną ryte prabudę radom didelę sniego dangą ant visų pasėlių laukų. Aišku, tas sniegas mums tada padėjo, nes mes įžvelgiam, kad jau pavasarį, balandžio mėnesį buvo prasidėjus sausra. Tai tas sniegas iškritęs tikrai davė naudą mums drėgmės atžvilgiu, iš ko turbūt ir susidėjo tie, mano manymu, rekordiniai metai. Žinoma, aišku, kaip ir dabar, taip ir tada pasėliai iš po žiemos gerai atrodė. Buvo minčių mažinti mikroelementų purškimus, fungicidinius palikti tokius, kokius susiplanavom, gal net ir stipresnius atlikinėti, bet po tų visų kataklizmų, tokių galima pasakyti, buvom susidėlioję tokią technologiją, kad fungicidinius purškimus pasiliekam tokius pačius ar net stipresnius, o su mikroelementais galvojom pataupyti, kadangi iš po žiemos laukai tikrai gerai atrodė. Aišku, tas drėgmės deficitas neramino, bet gegužės 13 užsnigęs sniegas viską pataisė. Bet iš kitos pusės, po to, ką teko pastebėti, augalai po šio sniego vis tiek pastresavo, ypač rapsai, nes kadangi ant žydinčių sniegas, kaip bebūtų, jis augalų nešildo, o vis tiek atšaldo, smarkus temperatūrų susvyravimai privedė prie to, kad teko panaudoti ir amino rūgščių, ir tam tikrų mikroelementų. Kas po to parodė, kad šitie mūsų sprendimai priimti buvo teisingi, nes tikrai manau, kaip ir daugumai, taip ir mūsų ūkiui, tie metai buvo per ūkio istoriją įspūdingiausi ir gan derlingiausi. Lyginant šių metų pasėlius ir jų būklę, ir tai, ką pranašauja sinoptikai ateinančią savaitę kitą, aš manau, kad mes augalą turim paruošti dabar, kad jisai lengviau atlaikytų tos visus stresus. Ir tikrai nepagailėkim tų 12-14 eurų hektarui, bet kad augalas būtų stiprus ir pasiruošęs visom pavasario negandom. Tai Ignai, atvažiuoju pas tave į svečius ir truputėlį man papasakok apie šį lauką. Tai stovime Braito lauke, sėtos C2 acelis. Šį veislę ūkyje jau 2 metai. Sėklą patys ruošitės, kaip suprantu. Taip, sėkla yra pačių ruošta, velta su Vibrant Staru
beicų ir dadėta inovito. Sėtas šis laukas yra rugsėjo 17 dieną, 4 milijonai sėklų į hektarą. Tai papasakok ir truputėlį labai trumpai apie rudens darbus, kas buvo atliktas šiame lauke. Tai būtent šitame ir praktiškai 100% visose laukose ūkyje buvo atliktas rudeninis purškimas herbicidais. Tai buvo Cevino ir Adjunktas. Puikus mišinys ir aišku gaila, kad jo nuo rudens būtent flufenoaceto veiklios medžiagos nebebus. Kol kas esu tikrai patenkintas ir puikiai suveikia. Nematau kažkokių problemų laukuose, kad būtų pasilikę iš rudens. Papasakok apie pavasarį, nes iš tikrųjų pakankamai šaltas pavasaris yra, tik tai dabar ateinančios tokios šilumos truputėlį keičia vaizdą laukuose, bet tręšimai jau tikriausiai prasidėjo ir pakankamai intensyviai Vidurio Lietuvoje intensyvūs yra tręšimai, o jūsų ūkyje jūs naudojat kastrašas, taip? Taip. Papasakok apie tai, kiek veiklios atidavėt pirmoji tręšimu, galbūt kažkokius kitokius sprendimus priėmėt šiandien dienai. Pavasario dabar darbai buvo atlikti tokie, buvo išlaistytos kas trąšos skystos, dadėtas tiosulfatas ir guminės rūgštis kartu. Azoto pirmam tręšimui bendrai gaunasi, kad esam padavę jau šiai dienai apie 83 kg veiklia medžiaga. Tada artimiausi darbai, tai būtent šiandien tik tai rasa nukris laukas pradžius, laukia kėjimas, kad uždaryt dirvožemio kapiliarus ir į šaknų zoną įleisti biškį šiltesnio oro. Ignai, papasakok man ir apie darbus, kurios planuojat, apie purškimus, kokį rekomenduoji ūkininkams gaivinamąjį purškimą ir ką naudosite savo ūkyje. Ką pastebiu pas save laukuose ir ką pastebiu pas kolegas ūkininkus, kaip juos vizituoju, kad mum tos vasario mėnesio šalnos biški žalos laukuose pridarė. Žemkenčiuose pirmi purškimai su purkštuvu į laukus, kaip išvažiuosim, tai aš matau tokius, tai augimo reguliatoriai mišiniuose ir tada siūlau, kas naudoja birias trąšas, tai įsidėti fulvijo rūgščių, kas jau naudoja su skystom trąšom, tai turbūt įsidėjo, mano manimu, jeigu ne, tai raginu tai padaryti dabar su pirmų purškimu. Tada, ką labai akcentuoju ir savo ūkyje daug propaguojam, tai fosforas. Numeris 1 turbūt šitam purškimui kaip maisto elementas, kadangi, kaip ir literatūra rašo, kad fosforas reikalingiausias augalam iki krūmijimosi pabaigos. Tai mes turim tą šaknyną dabar užkurti, kad jis būtų ko geresnis. Pasižiūrėjus į prognozes, ką rodo ateinančiai savaitį ir ką rodo pavasariui, tikrai siūlau nepagailėti įsidėti amino rūgščių, kad augalą paruoštume būsimiem pavasario stresam. Tai ar jeigu bus sausra, drėgmės stygius, ar šalnos užsitęs labai ilgai, tai man atrodo nėra didelė pinigų suma, bet efektas tikrai bus geras. Tai kaip suprantu iš tavo kalbos, tau ir kaip ūkininkui, ir kaip agronomui yra labai svarbios šaknis. Mes per seminarus kalbėjom ir ne vieną kartą tarpusavį, kad tie, kurie siekia rekordus, būtent akcentuoja šaknis jau iš rudens. Tai tikriausiai jūsų ūkyje tai nėra lygiai taip pat išimtis. Ir kaip tu žiūri į būtent tų temperatūrų skirtumus, nes kartais ūkininkai, aš pastebėjau, kad jeigu nors kažkiek tai sušyla ir būna šiandienai irgi laukose ne visada matom violetinius lapus, ar ne, tą spalvą ant lapų krašto. Kaip žiūri tai, ar dėtum fosforą, jeigu atrodo lyg ir laukas nerodo to trūkumo, ar ne? Tikrai dėčiau. Ir dėdavau, ir dėsiu dabar, nes kadangi šiai dienai fosforo kaina yra
juokinga kaip mikroelementą to papildomo, tai ten nėra ką taupyti, mano manimu, o tas efektyvumas tikrai atsilieps ir aš manau, yra kitų būdų, kur galima biškį pataupyti, bet tiem tokiem pagrindiniam akcentam netaupykim. Tai visą, ko pamatai, tikriausiai ir išlieka, ne tik tavo ūkio technologija, bet ir tavo rekomenduojama būtent šaknis. Taip, nes mes turim augalui, kaip ten bebūtų ir kaip rašo literatūra, augalą paruošti būtent nuo šaknų sistemos. Jeigu mes turim stiprią šaknų sistemą, mums augalas tada perneša lengviau ir visus gamtos kataklizmus. Ką rekomenduotum ūkininkam daryti šiais metais kitaip? Turbūt dviračio per naujo neišrasim. Žinoma, galima kažkiek eksperimentuoti ir siūlau tai daryti ūkininkam, kad savo laukuose galima pasieksperimentuoti, bet patys principai mitybos turbūt jie turi nekisti, likti tokie, kokie buvo. Labai siūlau atkreipti dėmesį tas pačias amino rūgštis, kurios kartais ūkininkai daro tą klaidą, kad iš pradžių taupydami neparuošia augalą būsimam stresui. Ir tada po streso gaivina su amino rūgštim ir taip toliau, kurios neduoda tokio žymaus efekto, kaip duotų, jeigu ūkininkas amino rūgštis panaudotų prieš būsimą stresą. Aktualiausias šios savaitės klausimas. Daryti maitinamąjį purškimą kartu su insekticidu ar ne? Atsižvelgiant į tai, kad savaitgalį pranašaujamos naktinės šalnos. Kiek agronomų, tiek ir nuomonių. Iš tikrųjų, reikėtų labiausiai vertinti pasėlio būklę. Jeigu turime lauką jau patręštą pagrindinėmis trąšomis, augalas yra štai toks, pakilęs daugiau negu 10 cm, rajone turėjote temperatūrą aukštesnę negu 10 laipsnių, dirvos temperatūra siekia 90 laipsnių, mityba yra prasidėjusi, tai tikrai rekomenduojame daryti papildomą maitinamąjį purškimą su insekticidu. Tokiam purškimui rekomenduotume dėti fosforą, stimedžiką, tai yra jūros dumblius ir fulvinės rūgštis Humextract 500. Kodėl? Turbūt apie fosforo naudą esame kalbėję jau ne vieną kartą ir nekvestionuojame jį dėti ar nedėti. Fosforas yra reikalingas jaunų šaknelių vystymuisi. Tik jaunos šaknelės augalą aprūpina pagrindinėmis maisto medžiagomis. Jos yra ta siurbiamoji galia iš dirvos. Jaunos šaknelės gyvybingos būna tik iki 72 valandų, tada jos apmiršta ir naujai išsivysčiusios šaknelės vėl maitina augalą. Taigi, fosforas yra orientuotas į šaknelių augimą ir, kaip žinote, fosforą reikia labai trumpą laiko tarpą. Tik apie 3-4 savaitės, tai mes turime labai trumpą laiko diapazoną, kada turime paskatinti šaknų vystymąsi. Būtent tokiu būdu. Na ir prie to kombinuojame jūros dumblius ir fulvinės rūgštis, kurios yra kaip nešančioji medžiaga, kad labiau paskirstytų per augalą ir taip pat ruošiame stresinėms situacijoms. Kadangi artėja minusas, yra klausimas, tai visgi purkšti ar nepurkšti. Mano rekomendacija būtų purkšti ne vėliau kaip 24 valandos iki šalnos. Jeigu turėsime 19-20 laipsnių trečiadienį, ketvirtadienį, augalas tikrai efektyviai maitinsis, ims nitratinį azotą. Jeigu dirvos temperatūra bus jau pasiekusi 10 laipsnių, jau pradės imti per šaknis ir amonio formos azotą. Taigi augalas pilnai pasiruošęs ir pradeda kaupti cukrus. Skirtingai negu žmogus, augalas jau iš anksčiau pradeda jausti, kad oro sąlygos keisis ir, sakykime, bus atšalimas. Jis pradeda kaupti proliną. Moksliniuose straipsniuose galima rasti labai daug informacijos, kad prieš atšalant augale fiziologiškai padaugėja prolino. Taigi, naudojant ar tai amino rūgštis, ar tai jūros dumblius, fulvo rūgštis, ar visą jų kompleksą mes paskatinsime cukrų kaupimąsi, kas leis ištverti tas nepalankes minusinės naktinės temperatūras.
Ignai, papasako, kokie darbai padaryti, kokie darbai suplanuoti, o galbūt atkelti po planuojamų naktinių šalnų. Šiai dienai darbai padaryti tokie, atliktas pirmas azotinis tręšimas trąšomis, skistomis trąšomis. Pirmas artimiausių dienų tarpe, jeigu tik tai oro sąlygos leis darbas, tai kenkėjų žaladarių suvaldymas. Ir žinoma, prie šito dalyko, jeigu dar laukuose yra būtent kaip ir šitame likę priešselio pabirų suvaldymas ir mikroelementinis tręšimas. Kokį mikroelementinį tręšimą planuojate daryti? Tai, kaip ir Justina minėjo, tai bus fosforas išpurkštas su mikroelementiniu tręšimu dėl šaknų sistemos pačios. Tada žinoma boras dėl žiedyno intensyvesnio susidarimo ir didesnio. Taip pat bus pasirinktas jūros dumbliai kartu su amino rūgštim ir kitomis veikliomis medžiagomis. Ir žinoma, dar dasidėsim kažkiek metalų. Ar visiems laukams taikysit tą pačią technologiją? Žinoma, kad atsižvelgsim į kiekvieną lauką, įsivertinsim kiekvieną lauką individualiai. Pavyzdžiui, kaip ir šis laukas gan nemažas yra skirtingų vietų, bet jau taip tiksliai visko nesugaudysim, bet kitose laukose tos rekomendacijos gal bus biškį ir purškimas pakoreguotas. Žinoma, ir su tais pačiais jūros dumbliais, jeigu reikės, matysim, kad augalai yra silpnesni ar tiesiog buvo rudenį nesutaikytas augimo reguliatoriaus purškimas ir augalai buvo daug išsivystę, per didelį nuėję žiemoti. Faktas, kad patyrė tam tikrų stresų, šalnų ir ten gal didinsim to paties medžiuko normą. Spręsim palei kiekvieną lauką individualiai. Kadangi darysit insekticidinį purškimą, kartu maišysite su boru ir kitomis skystomis trąšomis, tai vertėtų atsiminti tai, kad insekticidas geriausiai veikia, kai pačio tirpalo pH yra apie 4-5, boras yra šarminis elementas, tai naudojate pH korektorių savo ūkyje? Taip naudojame ir mūsų manimu tai būtų didelė prabanga nenaudoti tokio dalyko, kadangi 5-7 metai paskutiniu laiku, kai kenkėjai rapsų pasėliuose padaro daugiausiai žalos ir pasiema didžiausią derliaus dalį. Tai mano siūlymas yra toks nepagailėti kelių eurų purškimui hektarui, o įsidėti, susireguliuoti vandens pH ir kad tinkamai susitvarkytume su kenkėjų ateinančiu antplūdžiu. O ką siūlytum daryti tiems ūkininkams, kurie purškimus darys po šalnų? Tai turbūt pirmas dalykas, kad siūlyčiau neskubėti po šalnų išvažiuoti į laukus, kad augalai pilnai atsigautų. Mano taip manimu, jeigu tolygiai atšilimas bus po visų tų kataklizmų, kad praeitų kokios 3 paros. Ir tada stebėti būtent kenkėjų antplūdį ir jeigu augaluose pastebėjom vėl kenkėjus, tada važiuojam, tvarkomės su kenkėjais ir dasidedam mikroelementų. Na vėlgi viskas priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu turėsim labai aukštas temperatūras, turbūt bus galimybė išvažiuoti anksčiau negu per 3 paras. Jeigu turėsime, kaip tu sakei, stabilų temperatūros kilimą, tai 3 paras tikrai rekomenduojame išlaukti. Taip.